Sveiki visi, noriu su jumis aptarti vieną nuodėmę, kurios geriau vengti. Tai arabiškai riba. Išvertus į lietuvių kalbą gaunasi neteisėtas praturtėjimas arba palūkininkavimas. Žodžiu, kas įeina į šią nuodėmę? Yra vienas perdavimas. Alachas prakeikia tuos, kurie piknaudžiauja ribą, kurie ima, kurie moka ją, kurie užrašo ir liudija. Tai žodžiu, kas į tą ribą įeina? Paskolos, paskolų ėmimai. Dėl ko taip yra? Nes patys ten tie visokiausi satanistai, kur yra aukščiau, kaip sakant, sistemos, visi bankininkai, jie piktnaudžiauja šią nuodėmę. Ima palūkanas iš to ir gyvena, o nuo to kenčia paprasti žmonės, jie skursta, jie lobsta, tie bankininkai visi, o paprasti žmonės skursta. Dėl to kyla visokiausi karai ir taip toliau ten. Žodžiu, dar vienas perdavimas yra, kad riba yra 73 rūšys šios nuodėmės. Ir lengviausias iš jų yra baisiau negu svetimavimas su savo motina. Ką tai reiškia, kad Dievo akise šita nuodėmė yra tikrai bjauri ir jos geriau vengti. Toliau. Toliau riba. Žodžiu. Dievas Alachas paskelbė karą tiem, kurie sąmoningai piknaudžiauja ribą. Ką tai reiškia? Kad žinodami apie šią nuodėmę, žinodami jo žalą, jūs toliau piknaudžiaujant net gailaujat nieko, o nesiruošiat nieko keisti. Tai reiškia, kad jūs gali ištikti Alacho bausmė ne tik pomirtiniam gyvenime, bet ir šiame gyvenime. Dėl to šios nuodėmės geriau vengti. Nes labai daug blogo įeina į tai. Atrodo, kas čia tokio paskolą pasimti čia gerai, tipo palengvinimas, bet iš tikrųjų čia yra labai blogai tokia nuodėmė, kuri nesvarbu, ar tu imi paskolas, ar tu jas duodi, ar ten užrašinėjai, ten taip toliau dirbi ten banke, tarkim. Visa tai padeda tai sistemai, tai satanistiniai bankiniai sistemai padeda augti. Dėl to, kaip sakant, nėra paklausos, nėra ir pasiūlos, tai dėl to šita nuodėmė yra uždrausta.